Pagalba telefonu, klausome. Aš esu ilgame tunelyje, avariją patyrusiame traukinyje. Koks yra traukinio maršrutas? Gal žinote, kokiame tunelyje jis patyrė avariją? Čia pradžios šviesos nebematyti, o galo šviesa tokia menka, kad žvilgsnis jos visą laiką turi ieškoti ir vis pameta. Ar galite pasakyti, ką matote? Ar yra sužeistų? Matau tik varginantį kaleidoskopišką mėgėjimą. Ką man daryti? Ką man daryti? Pauliaus Joniko instaliacija inspiruota Franz Kafkos Geležinkelio keleiviai bando sukurti traukinio avarijos iliuziją, perteikti tekste kuriamą atmosferą vizualiai. Instaliacija projektuojama 2 projektoriais ir sujungiama raudono apšvietimo pagalba. Ši spalva buvo pasirinkta dėl įtampos ir karščio iliuzijos kūrimo. Instaliacijos metu skamba tokie garsai kaip tunelio aidas, ugnies traškėjimas, žmonių bėgimas ir šnibždėjimas. Projekcija projektuojama Rūsyje dėl geležinkelio tunelio imitacijos ir didesnio atstumo tarp instaliacijos ir žiūrovo. Visuo tuo siekiama sukrėsti ir įbauginti žiūrovą, savo akimis leisti jam išgyventi traukinio katastrofą.